Pradedant kalbėti apie depresijos gydymo būdus, turbūt pirmas klausimas, kuris kyla daugeliu žmonių yra, ar depresija yra išgydoma. Tikrai didelė dalis žmonių, kurie serga depresija, yra neviltyje, jaučiasi, kad galbūt kažką išbandė ir tai jiems nepadėjo, gali kilti daug minčių apie tai, kad niekas man nepadės, būtent man niekas nepadės, nes aš esu toks netikęs ir man nebeįmanoma padėti, kad visa tai yra beviltiška. Visgi depresija, net ir pačios sunkiausios jos formos, tikrai yra išgydoma liga. Didžiai daliai žmonių, jeigu laiku diagnozuojama, jeigu taikomas tinkamas gydymas, depresijos sveikimo prognozės yra labai palankios. 80% žmonių, kuriem taikomas tinkamas gydymas, pasveiksta. Didžioji dalis žmonių, kurie kreipiasi pagalbos, palengvėjimo, būsenos pagerėjimo sulaukia jau per pirmosius mėnesius. Žinoma, tam, kad pilnai atsistatytumėte, o ne tik pajustumėte laikiną pagerėjimą, gali tekti skirti daugiau laiko ir daugiau resursų. Visgi, kuo anksčiau liga diagnozuojama, kuo anksčiau pagalbos kreipiatės, tuo yra lengvesnės ir geresnės gydymo prognozės. Taigi, taip, suprantu, gali atrodyti, kad nėra vilties, gali atrodyti, kad situacija labai sudėtinga ir tai yra vienas iš depresijos simptomų. Visgi noris akcentuoti, kad depresija yra išgydoma liga, kreipiantis pagalbos, radus tinkamą specialistą, savo tinkamą gydymo, savipagalbos būdą, tikrai įmanoma jaustis geriau. Pradėti reiktų nuo savo nuostatų. Taip, svarbu tinkamas gydymo ar savipagalbos būdas, svarbu tinkamai pasirinktas specialistas. Visgi tai, kas labiausiai gali kliudyti, tiek kreiptis pagalbos, tiek pakankamai ilgai ar tinkamai išbūti tam procese, yra vidinės nuostatos, kurios mus labai dažnai stabdo. Viena iš dažniausių nuostatų, klaidingų, visgi tokių labai vyraujančių, su kuriomis susiduriam, yra bejėgiškumas. Įsitikinimas, kad aš negaliu, man nepavyks, ką aš bedaryčiau vis tiek nesulauksiu sėkmės arba nesulauksiu pagerėjimo, yra tai, kas trukdo žengti arba pirmą žingsnį, arba po pirmos nesėkmės tarsi nebeleidžia vėl atsistoti ir tęsti pradėto proceso toliau. Kitos nuostatos, kurios tikrai vyrauja, manau, mūsų šalyje ir mūsų patirtyje, yra nuostatos tokio turbūt tipiško gydytojo ar ligonio atžvilgių. Tai yra paprastai turbūt suprantame ir esame įpratę mąstyti apie tai, kad gydytojas yra ekspertas, kuris viską žino, kuris viską turi nuspręsti, o tas, kuris susiduria su kažkokia problema, depresija ar kažkokia kita liga, yra tas, kuris tiesiog, maksimum atneša save ir tiesiog gali priimti tą pagalbą, bet nesprendžia, nesigilina ir neprisiima atsakomybės. Kai kalbam apie depresiją, tokios nuostatos gali labai kliudyti. Nes tai neskatina nei gilintis, nei suprasti, nei priimti sprendimų pačiam, nei pačiam aktyviai rinktis savipagalbos būdų arba pačiam aktyviai dalyvauti gydymo procese. Vietoje šių kliudančių nuostatų verta kiekvieną dieną ugdyti tiek atsakomybę už savo veiksmus, už savo pasirinkimus, tiek atjautą savo. Tai yra nuostatos, kurios tikrai praverčia gydymosi kelyje. Tai yra tiek kasdienis, nuoseklus, ilgalaikis darbas, net jeigu suklumpu, net jeigu neiškart pavyksta, net jeigu pagerėjo, o paskui vėl staiga pablogėjo, nes taip tikrai labai dažnai būna, kelias tikrai yra vingiuotas ir tam reikia iš anksto nusiteikti. Lygiai taip pat šalia svarbi atjauta, nes tikslas tikrai nėra išspausti save kaip citriną ar vien valios pastangomis būti šitam procese. Tikslas yra su meile, kantrybę ir rūpesčiu diena iš dienos keliauti šitoje kelionėje. Nors dažniausiai turbūt, kai girdime žodį depresija, antras žodis, apie kurį galime pagalvoti, yra antidepresantai, depresijos gydymo ir savipagalbos būdų yra tikrai daugiau. Tad šioje vietoje mes neturime vieno 100% veikiančio gydymo būdo, kuris tiktų visiems, tačiau turime pasirinkimą gydymo būdų arba savipagalbos būdų ir aš tikrai ne veltui čia kalbu ir apie savipagalbos būdų, nes paties žmogaus vaidmenį matau kaip aktyvų ir galimai tikrai aktyvų, tad tikrai yra iš ko rinktis. Neretai depresijos gydymo būdai skirstomi pagal intensyvumą.
Tai yra, jeigu būsena yra lengvesnė arba jeigu yra sunkesnė, mes rinksimės skirtingus gydymo būdus, skirtingų intensyvumo arba derinsim ne vieną gydymo būdą, derinsim kelis gydymo būdus. Pradėsiu nuo turbūt tokio mažiausio intensyvumo gydymo arba kitaip sakant savipagalbos būdų. Tai viena dalis, ką tikrai kiekvienas žmogus gali rinktis, pats peržiūrėti ir pats daryti, tai yra gyvenimo būdo koregavimas, kuris yra tikrai svarbus ir neretai labai reikalingas žmonėm, kurie serga depresija. Galime pradėti nuo mažiausio intensyvumo savipagalbos būdų, kuriais gali naudotis kiekvienas žmogus. Kalbant apie gyvenimo būdo peržiūrėjimą ir koregavimą, pirmas dalykas, į kurį verta atkreipti dėmesį, tai yra dienos režimas. Ir čia galime tikrai naudotis tą tokią paprastą auksinę taisyklę. 8 valandos miego, 8 valandos poilsio, 8 valandos darbo. Kiekvienas galime taip greitai labai save pasimatuoti ir pasižiūrėti, kurioje vietoje esame. Žmonės, kai serga depresija, labai neretai yra linkę patekti į kurį nors kraštutinumą, kuriame gali būti arba darbas po 16 valandų per dieną, nuolat save spaudžiant, nuolat pervargstant, mažai miegant, beveik niekada nesilsint, arba atvirkščiai ta svyruoklė tada gali nušokti į kitą pusę, visai nesikeliu iš lovos, neturiu niekam jėgų, esu visiškai neveiklus ir darau, kažkuria prasme tarsi ką noriu, tik tiek, kad tas ką noriu nebūtinai yra kažkas, kas man malonu arba kas man naudinga tuo metu. Kita svarbi dalis yra miegas. Kiekvienas turime miegoti kasdien, ne kartais ir ne savaitgaliais, nuo 7 iki 9 valandų. Mažiau yra blogai, daugiau irgi yra blogai. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, tokios nuostatos kaip, pamiegosiu pensijoje arba pailsėsiu numiręs tikrai nėra tinkamos. Nes jeigu mes renkamės nuolatos per mažai miegoti, nuolatos nemiegoti pakankamai, nes darbas yra svarbiau, nes o kada aš pagyvensiu ir panašus pasiteisinimai, mes savo organizmą laikome nuolatinėje streso būsenoje, kuri mūsų kūnui yra labai sunkiai pakeliama ir tikrai gali būti po kurio laiko susijusi su depresija. Gyvenimo dalis, kurią depresija sergantis žmonės neretai pamiršta, yra malonumai, maloni veikla. Gali būti, kad žmonės yra įpratę laikyti darbą esminę ir svarbiausią gyvenimo dalimi, manyti, kad viskas turi būti dėl kitų ir savo neleisti nei atsipalaiduoti, nei mėgautis, nei planuoti malonių veiklų. Gali būti, kad ta švytuoklė vėlgi nusirita į kitą pusę ir tada prasideda, malonumai be ribų, alkoholis, narkotikai, ekstremalūs pojūčiai. Tai yra pusiausvyrą rasti gali būti labai nelengva. Ir šioje vietoje turbūt geriausia, ką galime padaryti, tai mokytis būti savo gerais tėvais arba geromis mamomis. Tai reiškia, kad, jeigu aš auginu vaiką, tai aš jam greičiausiai neleisiu, kad ir kaip aš jį mylėčiau, valgyti saldainių tiek, kiek jis nori, nes aš jį taip myliu ir dabar jis gali daryti, ką nori ir naudotis visais malonumais, kuriais jis nori, nes aš jo rūpinuosi, aš jam nustatau ribas. Taigi svarbu ir pasirūpinti malonumais, bet ir nustatyti ribas. Tai reiškia, kad kai planuoju savo dieną, savo savaitę ar pagaliau savo metus, juose turi būti be abejo malonių veiklų. Aš jas turiu aktyviai planuoti iš anksto, pasirūpinti, kad jos tikrai įvyktų. Bet tai nereiškia, kad gyvenime aš darysiu ar dienoje darysiu tik tai, ką noriu. Tai reiškia, kad tam, kad mano gyvenime būtų pusiausvyra, sveika pusiausvyra, aš turėsiu pasirūpinti ir ribomis. Tai yra daryti ne tik tai, kas tuo metu malonu, bet ir tai, kas man naudinga ilgalaikėje perspektyvoje. Ir galime keliauti toliau iš šitos vietos, kas man yra naudinga ilgalaikėje perspektyvoje, sergu depresija ar nesergu depresija. Bet ypač jeigu žmogus serga depresija, viena iš veiklų, kuri yra, turbūt galėčiau sau leisti pasakyti būtina, tai yra fizinis aktyvumas. Galima čia sakyti ir žodį sportą, bet jis dažnai būna toks labiau gąsdinantis, bet lygiai taip pat mes galim labai paprastai kalbėti tiesiog apie kasdienį fizinį aktyvumą.
yra daugybė tyrimų. Medžiagos daugiau nei apstu, kuri kalba, kad fizinis aktyvumas, kasdienis fizinis aktyvumas gydo sergančius depresiją. Jeigu kalbėti apie tokį patį paprasčiausią receptą, ką daryti ir kaip tai daryti, tai gali būti 3 pusvalandžio trukmės greiti pasivaikščiojimai per savaitę. Jie veiks ne ką blogiau negu antidepresantai. Jeigu 3 kartus per savaitę po pusvalandį žmogus išeis pasivaikščioti, ne paslankioti, bet greičiau pasivaikščioti, jis tikrai gali tikėtis ilgainiui, ne pirmą savaitę greičiausiai, nuotaikos pagerėjimo, energijos lygio pakilimo. Tai reiškia, kad tuo metu gali nesinorėti, ar ne? Dažnai žmonės sako, bet jeigu kažkas, aš ar mano artimasis serga depresija, tai kaip išvis išlipti iš lovos? Gali nesinorėti išlipti iš lovos. Žinoma, gali nesinorėti, o vaikam gali norėtis nuolat saldainius valgyti. Mūsų norai nebūtinai ir ne visi yra mums labai naudingi tuo metu. Visgi tikrai yra didelė dalis žmonių, kurie serga depresija, bet sugeba susimotyvuoti ir atrasti jėgų savo pasakyti, na, jeigu tai man padės, nežinau, po kažkiek mėnesių, ar po metų, ar po savaitės, ar po 8 savaičių, aš tai darysiu ir aš tai išbandysiu. Tad manau, kad tai yra ta dalis, kuri yra kiekvienam prieinama, padirbėjus su savim ir kuria tikrai drąsiai galime naudotis. Dar vienas elementas, kurį svarbu paminėti, kalbant apie gyvenimo būdą, yra šviesa. Dažnas net neįtariame, kokį svarbų vaidmenį šviesa atlieka mūsų kasdienėme gyvenime. Ji reguliuoja mūsų kasdienius, kitaip vadinamus cirkadinius ritmus, šviesa padeda gaminti serotoninui, šviesa reguliuoja mūsų energiją, mūsų nuotaiką, mūsų apetitą ir mūsų miego įpročius. Tai yra žmonės, kurie serga depresija, tikrai turi pasirūpinti tuo, kad būtų pakankamai dienos šviesoje. Jeigu yra šviesusis metų laikas, vasara, pavasaris, lygiai taip pat, jeigu yra tamsusis metų laikas, žiema, ruduo, gali tekti naudoti saulės pakaitalus, tai yra šviesos terapijos prietaisus. Labai svarbi ir jau dabar turbūt klasikinė laikoma depresijos gydymo dalis yra psichoterapija arba psichologinis konsultavimas. Psichoterapijos rūšių galime rasti pasaulyje pačių įvairiausių. Visgi renkantis, kurgi man kreiptis, kokį specialistą man rinktis, didelė dalis tyrimų sako, kad tai, kas yra svarbu, ne tiek terapijos kryptis, kiek tas ryšys, kurį sukūrėte su specialistu arba specialisto patirtis. Tai yra, rinkitės žmogų, o ne rūšį ar ne techniką. Rinkite žmogų, kuris jums artimas, su kuriuo jaučiatės, kad susikalbat ir su kuriuo randat artimą ryšį. Dažnai žmonės klausia, kas yra terapija. Ką veikiam terapijai, kodėl jis svarbi sergant depresiją. Kalbėdami apie depresijos priežastis, kad jų gali būti labai įvairių. Ir tikrai didelė dalis tų priežasčių gali būti susijusių su mūsų patirtim ir su mūsų vidiniu gyvenimu. Terapijoje neretai siekiame suprasti, apie ką yra mano būsena, apie ką yra mano depresija, ką ji tarsi bando pasakyti, ar ne, kodėl aš jaučiuosi taip jaučiuosi. Kartais žmonės atėję gali labai aiškiai suprasti, kas su manim atsitiko. Kartais žmonės neturi net jokių įtarimų ir sako, aš viską turiu, su manim viskas yra gerai, kodėl man nuolat liūdna. Visgi socialinių pliusų turėjimas darbo, mašinos, vyro, žmonos, vaikų ar kažkokių kitų įprastų dalykų nebūtinai reiškia tai, kad man tai tinka, kad aš turiu kokybiškus santykius, kad mano darbas man patinka. Ir kad aš jausiuosi tame laimingas, kad aš jausiuosi, kad gyvenu prasmingą gyvenimą. Ir terapijų gali tekti paieškoti tiek, kaip iš vis suprasti savo jausmus, kaip pavadinti savo būsenas, tiek to, su kuo mano jausmai, mano gyvenime ar mano patirtyje yra susiję. Ir dar viena svarbi ir įprasta depresijos gydymo dalis yra vaistai, antidepresantai, patys įvairiausi antidepresantai. Turime turbūt suprasti, koks yra antidepresantų veiksmingumas.
Patys įvairiausi tyrimai sako, kad apie 50–60% vartojančių antidepresantus žmonių patiria bent šiokį tokį būsenos palengvėjimą ir apie 20–35% žmonių pasiekia remisiją. Tai reiškia, kad gerdami vaistus jie vėliau nebeturi depresijos simptomų. Tam kartui pasveiksta. Tai mes vadiname remisija, ar ne? Tai jau vien žiūrėdami šitos procentus mes galime matyti, kad antidepresantai nėra, kaip ir bet kuri kita be abejo priemonė, nėra kažkas, kas padės visiems. Ir šioje vietoje turbūt itin svarbu suprasti tai, kur, man atrodo, paslysta nemažai žmonių gerdami vaistus, kad tai nėra ta paskutinė viltis. Antidepresantai yra pigi ir paprasta priemonė. Greita priemonė, bet ji nesuveiks visiems. Jeigu jums padėjo, nuostabu, tačiau jeigu jūs geriate ar gėrėte kada nors vaistus, jeigu jūsų artimieji vartojo vaistus ir jie arba neturėjo pakankamo efekto, arba gal nepajuto jokio didesnio efekto, tai nereiškia, kad jau padarėte viską, ką galėjote ir dabar galite sustoti ir nusivilti. Tai tiesiog reiškia, kad jūs išbandėte paprastą priemonę, kuri dėja šiuo metu nepadėjo, ir reikia ieškoti kitų daugiau gydymo būdų. Susiduriant su sunkesnėmis depresijos formomis, žinoma, gali tekti atsigulti į ligoninę, kurioje susidursite su specialistų komanda, kuri jums padės suformuoti gydymo būdą, kuris remiasi kompleksinėmis gydymo priemonėmis.